Sveiki visi. Noriu padaryti tokį trumpą video apie laiką. Visiems labai aktuali tema. Žiūrėkite, Žemėje mes gyvenam 4 laikų ciklus. Tai yra vaikystė, jaunystė, branda ir senatvė. Kiekvienas laiko ciklas turi tam tikrą prasmę. Taip, vaikystėje mes savo gyvenime kažką pasėjam, nes tai yra pagal metų laikus pavasaris. Vasara tai yra auginam jaunystę, ruduo tai yra branda, derlius, išmintis, patiko mums tai, ką mes užauginom, ką pasėjom, kas užaugo, ar ne, ir žiema tai yra mūsų išmintis. Bet ką sudedam į išmintį iš savo gyvenimo patirčių. Tai kaip ir kiekvienas viduj turim savo laikrodį. Tik žinot, jie nevienodai visi eina. Kodėl? Todėl, kad kažkas gyvena praeityje. Reiškia, jo laikrodis atsilieka. Teisingai. Kažkas gyvena ateityje. Jis čia ir dabar turėtų gyventi šitame dabartinėme esamajam laike. Bet mintimis jis ateityje, ką jam reikės padaryti, ką jis darys rytoj, o kai bus po metų. Brangieji, rytoj atsikelsit ir bus šiandien. Po savaitės atsikelsit ir bus vėl šiandien. Ir šitam žaidime nėra kito laiko apart šiandien. Nes laikas ir yra Dievas. Kai rasti, reikia išmokti teisingai gyventi čia ir dabar. Pasakykit sąžiningai, jūs kur nors jį galit nueiti nusipirkti, parduodamas papildomas laikas? Ne. Kiekvienam atseikėjo tam tikrą laiko turi žemėje, teisingai, kiek mes čia jo turim ir kurgi mes jį naudojame. Žinau, kaip pasakysiu, didžiausia profesija, kur daugiausiai žmonių užsiminėja, tik atlyginimo dėja už tai niekas nemoka. Teisėjas. Mes savo gyvenimo brangų laiką, brangiausią turtą žemėje eikvojam vertinti kitus žmonės. Teisti juos, svarstyti, jie teisingai daro, neteisingai, man patogu, nuo to nepatogu. O laikas skirtas gi tau, tam, kad tu save pažintum, prisimintum ir save kurtum tokio, koks tu pats savo patiktum. Tai kodėl mes tą žinojimą, kuris yra viduj, siela žino visus visatos dėsnius. Kodėl mes tą žinojimą kitam, kurį taikom, netaikom savo ir nenaudojam prasmingai savo laiko? Susimastykit, kokiam ritme jūs gyvenat. Įsivaizduokit, jeigu fizinis kūnas yra čia ir dabar, jūs tas šeimininkas, reiškia siela yra energijos šaltinis, reiškia maitinat savo ląsteles, būdamas čia ir dabar, kūnas nesensta taip greitai. Jeigu jūs skubat gyventi, fizinis kūnas čia, o jūs mintimis matricoj, laike, kuris neegzistuoja ir ten eikvojat savo gyvybinę energiją. Kas vyksta su fizinio kūno ląstelėm? Jis sensta pagreitintai. O mes norim būti jauni, gražus. Einam, leidžiamės botoksus, kad raukšlių nebūtų. Nes mums sunku priimti senstantį kūną. Ar žinot kodėl? Tai gal jūs neleidžiat savo gyventi? Atidėliojat, kad kažkada, kai ten vaikai užaugs, kai dar kažkas sąlygos pasikeis, va tada aš gyvensiu, brangieji. Nei vienas nežinom, ar rytoj atsikelsiu. Ir reikia išmokti gyventi šiandien čia, nes jeigu ryte atsikėlėt, jūs tą laiką turit. Ir ką su juo darot? Kur jį eikvojat? Tad linkiu sėkmės. Pažinti savo laikrodį. Pakrapštyti šiek tiek šitoj temai save, pagaudyti, kuriame laike aš gyvenu. Bet dieną nuo ryto atsikėliau, kiek aš buvau čia ir dabar, kiek buvo praeity, kiek buvo ateity. Taigi aš laiko mašina. Niekas daugiau žemėje negali keliauti laiku. Tai mūsų dvasiniai sugebėjimai ir mes tam viską jaučiam. Na kaip, susimastėt?
O dabar galit patikrinti savo laikrodį, ar norit duosiu praktiką. Užsimerkit, nes tiesa slypi jūsų viduje. Pereikit fizinį kūną mintimis ir pajauskite, ar yra kažkur įtampų, kurios trukdo visiškai atsipalaiduoti. Kas mokat medituoti, mokat įeiti tą būseną, nuraminti protą, nuraminti kūną, atsipalaiduoti ir užduoti savo klausimą. Kaip atrodo mano laikrodis? Ar teisingai jis eina, ar teisingą laiką rodo? Galbūt jis skuba, gal atsilieka, ar teisingą ritmą rodo? Ir vizualizacija jums duos atsakymus. Jeigu mūsų akis išorėje mato iliuzinį pasaulį, pasąmonė jums parodo tiesą. Visi atsakymai jūsų viduje. Užmerkite akis, įdarbinkit trečią akį. Klauskit, jums viską atsakys. Tad sėkmės gaudyti laiką.